iš širdies į širdį, nes tik jie tai girdi. Sveikos mielosios radijo stoties XFM klausytojos. Šį vakarą vėl su jumis sveikinuosi aš Eglė ir šiandien mūsų laidoje iš širdies į širdį mes turime nuostabią pašnekovę Ritą Brazaitienę, kuri yra Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios šlovinimo tarnavimo vadovė. Labas, Rita. Sveiki. Labai džiugu tave čia šiandien matyti, labai smagu, kad sutikai pabendrauti ir papasakoti apskritai apie šlovinimo tarnavimą, apie savo šlovinimo tarnystę per visą gyvenimą. Ir pradėdama šią temą, aš be abejo pirmiausiai norėčiau išgirsti tokį asmeninį galbūt liudijimą, kaip apskritai tave Dievas pašaukė į tarnystę jam, į gyvenimą su juo ir kaip tu atėjai pas Viešpatį. Kiekvienas, aišku, mes turim tą savo kelią, kurį Viešpats mums yra paruošęs ir aš tikrai esu dėkinga Dievui už tai, kad jis surado mane, kad tą kelią, kuris man buvo paruošęs, aš jį atradau, tiksliau Viešpats mane surado ir vedė juo. Tai atsitiko mano dar studijų metais, man tiesiog tuo gyvenimo laikotarpiu turbūt intensyviai beieškant gyvenimo prasmės ir kažkokių tai atramų, tiesos paieškose tiesiog susidūriau su žmonėmis, kurie šlovino ir garbino gyvąjį Dievą. Tai mane patraukė ir prisijungiau prie jų. O kelintais maždaug metais tai įvyko? Kokio amžiaus pati buvai? Man buvo 20. Kažkaip man atrodo, jaunas žmogus. Kokios čia gali būti mintis apie Dievą? Atrodo, gyvenimas dar tik prasideda, baigiai mokslus, laisvė, studijos. Kiek žinau, tu pati buvai klaipėdietė, ar ne? Ir atvykai į Vilnių studijuoti. Taip. Tai apskritai jokios tėvų kontrolės. Kokios mintis gali būti apie Dievo paiešką? Atrodo, eitų žmogus į pasaulį, gyventų, linksmintųsi, džiugautų. Kodėl, kaip visa tai vyko tavo širdyje? Tai matyt, tas ir yra, kad, kaip sako, kiekvieno žmogaus širdyje yra ta Dievo formos skylė. Ir kokiais keliais bevaikščiotum, ar tu linksmintumei su draugais, ar kažkur užsidaręs ieškotum kažkokių kitų dalykų, ta skylė, jinai duoda apie save žinot. Tai dar ir Klaipėdoj besimokinant, būdavo tokių minčių ir čia būtų aišku daug visokių smulkmenų, atrodytų nereikšmingų dalykų, kurie galiausiai susiveda į kažkokią visumą. Ir dabar galiu atpažinti, kad tai buvo Dievo ieškojimas toks nesąmoningas. Jis buvo nesąmoningas, bet širdyje visą laiką trūko. Kažko trūko. Kažkoks tas, lyg tai, aš netgi savo sakydavau, Rita, ko tu nori? Puiki šeima, puikus tėvai, tau gerai sekas moksle, tu turi draugų, ko tau reikia? O aš jaučiausi nelaiminga. Aš galvoju, kažko man trūksta. Ir tas matyti yra, tas kažkoks širdį vis dėlto vienišumas, kur norisi prisiglaus prie to, kuris niekada nesujudės. Atsiremti į tą, kuris, žinai, kad nesikeičia, kažkokia tiesa, kuri nesikeičia. Tai matyti tai ir kažkur tai žingsnis po žingsnio, tas troškimas atsiremti į tą nematomą, bet tikrą, jis ir atvedė. O aišku, atvykus į Vilnių, pirmieji metai nebuvo lengvi. Pirmasis ypač pusmetis, atsiskyrus vėlgi nuo šeimos, susidūrus su iššūkiais visiškai naujais, tai tas dar labiau suintensyvino matyti tą troškimą to tokio, tiesiog rasti atramą kažkokią. Taip ir atsitiko, kad pirmo kurso pabaigoje aš atėjau į bažnyčią. Ten, kur žmonės gyvai šlovino Dievą, aš jos jau buvau mačius gatvėje, mane jie labai traukė, kažkas juose traukė, aš galvojau, kokie laimingi žmonės, taip šviečia jų veidai. Ir kai aš jos vėl pamačiau bažnyčioj, tam susirinkime, kuris, aišku, nebuvo panašus į tą tradicinę bažnyčią, bet jie giedojo giesmes, kurios buvo paprastos ir aš, kadangi muzikantė, dainuoti labai mėgau, aš pradėjau dainuoti kartu su jais. Ir čia matyt įvyko kažkoks jau tada užuomazgėlė, matyt, pašaukimo mano susieto su muzika, nes aš staiga suvokiau, kad visi gieda, o aš dainuoju. Ir aš tai taip aiškiai suvokiau, galvoju, aš dainuoju, aš tiesiog dainuoju tas gražias dainas. O ką jos reiškia, o kam jos skirtos, aš žinau, kad aš nesuprantu. O jie supranta, jie mato. Ir iki šiol aš tą atskiriu dalyką, kas yra dainavimas ir kas yra giedojimas. Tas giedojimas ir tapo mano pašaukimu.
Nuostabu ir iš tiesų taip ir kalbama, kad tokia tuštuma, kuri mumise yra kiekviename iš mūsų, vėliau ar anksčiau mes tai pajaučiam, ji yra ta, kurios, niekas gyvenime, niekas pasaulyje negali užpildyti. Nei mylintis žmonės aplinkui, nei mylimas darbas, nei karjera, nei pomėgiai, nei hobiai, nei kelionės, niekas negali to atstoti, tos Dievo meilės. Ta prasme, tai yra ta vieta, kur tik Dievas pripildęs, tik tada tu pajauti tą pilnatvę ir tą gyvenimo džiaugsmą ir ramybę ir saugumą ir tą uolą, ant kurios tu atsistoji. Taip, visiškai teisingai. Taip, taigi toliau mes pratęsime po trumpos pertraukėlės ir išgirsime, kaipgi Ritos dainavimas perėjo į giesmes, o dabar pasiklausykime muzikos. Likite su mumis. XFM
iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mes tęsėme pašnekesį su Rita Brazaitienė, Tikėjimo žodžio bažnyčios Vilniuje šlovinimo tarnavimo vadovė. Ir šiandien kaip tik ir šnekamės su Rita apie šlovinimą, apie šlovinimo tarnavimą. Ir priminsiu, kad prieš muzikinę pertrauką mes kalbėjome apie tai, kaip Rita jau atėjus į bažnyčią suprato labai aiškiai, kad visi aplinkui gieda, o Rita dainuoja. Tai Rita, kaip buvo toliau, kaip įvyko ta transformacija, galima sakyti, iš tavo dainavimo, kaip atėjo tas suvokimas, ką tu giedi, ką tu dainuoji ir kam tu dainuoji ir ką tai tau asmeniškai reiškia? Tai vėlgi tas tam tikras kelias, kaip ir pas Dievą, taip ir po to su Dievu. Ta diena, kai aš atėjau į bažnyčią, aš išpažinau Jėzų Kristų savo viešpačiu ir aišku, kiekvienas skirtingai tai pergyvena, bet aš labai ryškiai pergyvenau tokį tarsi didelis svoris nuo mano pečių būtų nuimtas. Supratau, kad tai yra mano nuodėmių našta, kurios aš gal net nesuvokiau, kad nešiojosi. Bet tas palengvėjimas, kad aš tiesiog išskridau kaip ant sparnų iš tos vietos, aš jį jaučiau ir tai buvo tikrai labai tikra. Iki šiol aš tai prisimenu, tai mane sustiprina, kai apima kažkokios abejonės. Ta transformacija, tas atgimimas, kurį Viešpats man suteikė, tiesiog širdies atgimimą. Tai ir buvo tas lemiamas taškas, kuomet aš jau turėjau kam giedoti, aš jau turėjau pas ką eiti, aš jau turėjau su kuo bendrauti, ką pažinti. Ir tai žinoma yra ilgas kelias, tas pažinimo kelias. Ne iš kartogi suvoki visą Dievo pilnatvę, tai taip nebūna. Ir taip žingsnis po žingsnio, taip aš giedojau nuo pat savo atėjimo į bažnyčią, aš nebedainavau, o giedojau ir buvau laiminga. Ir po truputėlį greičiausiai pradėjo Dievas kreipti tave į tą šlovinimo tarnavimą. Kaip tu atėjai apskritai tarnauti, iš tos giedotojo salėje, kaip atėjai į priekį tarnauti šlovinime Dievui jau tarp šlovintojų priekyje ant scenos? Labai paprastai ten viskas vyko, nes tuo metu bendruomenė nebuvo didelė. Tiesiog vieno tarnavimo metu tuometinis vadovas pakvietė žmonės, kurie jaučia, kad nori, kad gali, kad jie turi būti. Su tais, kurie ne tik jungiasi, bet su tais, kurie veda, kurie kitus ragina. Tiesiog prisijung prie tos komandos ir aš ten be jokių dvejonių užlėkiau ant tuometinės scenos. Taip ten ir likau, nes kažkaip jaučiausi ten labai gerai, jaučiausi ten savo vietoj. Aišku, ten irgi mokytis ir dar kartą mokytis, bet tas visas mokymasis, tai jisai labai susijęs yra su to asmeniniu tikėjimo keliu. Nes kiek aš pažįstu Dievą, tiek aš galiu patarnauti. Kiek aš numirštu savo, kiek aš nebekreipiu dėmesio į save, nebesirūpinu savim, tiek aš galiu pasirūpinti kitais žmonėm, galvoti apie juos, kreipti mintis į juos, įsiklausyti į Dievo valią, įsiklausyti Dievo žodį, įsiklausyti Dievo dvasios vedimą ir tiesiog kartu su juo eiti. Tokiu būdu tarnauti kitiems. Taigi, pradėjai tarnauti šlovinime ir kaip atsitiko ir apskritai, ar tai buvo kažkoks, vėlgi, toks kažkoks staigus perėjimas, kad pradėjai, nežinau, gal vadovauti, čia nelabai tinkamas žodis, bet vesti tą tarnavimą, taip jau lyderiauti jame. Kaip įvyko tas perėjimas iš šlovintojos būryje į lyderio poziciją? Tiesiog ten tokia situacija susidarė pačioje bendruomenėje, kad teko keisti vadovą, tai buvo pastoriaus sprendimas ir jis paprašė vadovauti tarnavimui mane. Aišku, aš nesijaučiau nei tam ten subrendusi, nei verta, nei labai pasiruošusi, bet kai dabar pamastau, manau, kad tai buvo pastoriaus pasirinkimas dėl to, kad jis greičiausiai matė mano atsidavimą, matė, kaip aš nevengiu prisimti atsakomybės, nes taip ir buvo. Man teko tiesiog tokį beišsklidusi choriuką besiformuojantį vėl suburti, nes nebuvo kam ir kažkaip man labai gaila buvo paleisti tos žmonės
ar tiesiog imdavausi kažkokiu vėl atsakomybių kitų, matyt, tai buvo matoma ir taip natūraliai, kai teko keisti žmogų, pasirinkimas krito ant manęs, taip sakant. Taip ir pradėjau būti vadovė. Vadovė. Iš tikrųjų, tas taip vadovavimas, nelabai aš irgi mėgstu šitą žodį, nes kaip ir Kristus sakė, jeigu norit būti valdovais, tai būkit visų tarnais, kaip ir jisai buvo. Tai taip, tai yra atsakomybė, kurią taip galim vadinti vadovavimu, bet iš tikrųjų tai yra tarnavimas. Taip. Ir o kurgi jūs rinkdavotės repetuoti, šlovinti ir kaip dažnai tai darydavote? Kaip dažnai vykdavo, tarkim, repeticijos arba apskritai tie susibėgimai šlovintojų? Ar tai buvo kažkoks nustatytas grafikėlis? Na, kaip tada viskas vykdavo? Taip uždavė klausimą ir galvoju, net sunku prisiminti, nes tai buvo prieš kokį 20 metų jau. Žinot, mūsų bendruomenė tuo metu neturėjo savo pastato. Mes keliaudavom iš vietos į vietą, iš salės į salę. Tai nebuvo pastovi vieta. Tarkim, susirinkimai, bažnyčios tarnavimai vykdavo vienoje vietoje, o repeticijos visai kitoj. Ir visko yra buvę. Pačioj pradžioj tai iš vis tiesiog kur papuolė, žinokit, repetuodavom. Yra buvę, kad ir lauke, pievoje, arba šiaip prisiglausdavom pas kažką, kokiai nors mokykloj, kur kas tuo metu mokėsi, studijavo, rasdavom kažkokią salytę, patalpėlę. Labai įvairiai būdavo. Paskui, aišku, atsirado jau pastovesnių vietų, kur rinkdavomės pastoviai, rinkdavomės, šlovindavom, melsdavomės, mokydavomės naujas giesmes, kartodavom senas, įvairiausių dalykų tai buvo. Kaip ir dabar panašiai vyksta, gal ne taip intensyviai, bet buvo labai geras laikas. O kaip tais laikais, aš dabar pagalvojau, juk tikriausiai dar tokio kompiuterinio aprūpinimo tikrai nebuvo tais laikais. Kaip natos, tarkim, jūs mokydavotės naujas giesmes, jau turėdavot kažkokius užrašytas natas, ar kaip viskas vyk dabar, taip kažkaip pagalvojau, kad na taip, nebūdavo taip paprasta. Rašant, dažnas turbūt prieš tai ranka užsirašo, tų sąsiuvinė. Rašydavom ranka, viską ranka ir, kopijavimo aparatai jau egzistavo, jau ne toks akmens amžius buvo. Tiesiog dabar dar randu kartais tų tokių senų pageltusių lapų, popierius toks būdavo, kuris vėliau pagelsdavo. Ir ranka rašytų atšviestų kopijų geltono popieriaus. Iš tiesų smagu labai prisiminti turbūt tuos senus laikus. Kągi, o mes padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir sugrįšime ir tęsime mūsų pokalbį po jos. Likite su mumis. Per tikėjimą turiu visą tai, kas reikalinga. Gyvenu tikėjimu, o ne tuo, ką matau. Turiu ko šauktis, turiu tą, kuris saugo mane. Priimu iš jo.
atsiklaupęs melstis tau, už tavo malonę kasdien dėkot. Už malonę, mano Dieve, noriu aš, atsiklaupęs melstis tau, už tavo malonę kasdien dėkot. Už malonę, mano Dieve, noriu aš, atsiklaupęs melstis tau, už tavo malonę kasdien dėkot. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame vėl į studiją ir tęsėme pokalbį su Rita Brazaitienė, Vilniaus bažnyčios tikėjimo žodis šlovinimo tarnavimo vadovė. Ir aš norėčiau, Rita, tavęs paklausti, kasgi tau apskritai yra šlovinimas, Dievo garbinimas, ką tau tai reiškia gyvenime? Na tai yra pagrindinis dalykas, nes mes pašaukti visų savo gyvenimu išaukštinti jį. Ir ta tarnavimo dalis, kuri vyksta bažnyčioje, yra tik tai, kaip čia pasakyti, ledkalnio viršūnė. Tai yra tik tai ta nedidelė dalis, kuri yra matoma. O iš tiesų atidavimas šlovės ir garbės vieninteliam tam, kuris tik vienas yra vertas, tai yra mūsų pašaukimas. Mes esam tam pašaukti, Viešpats pasišaukė mus, kad mes gyventume jam ir visų kuo, visais savo darbais, visomis savo mintimis, visų savo gyvenimu šlovintume jį. Kas tai bebūtų. Tarkim, mano gyvenime tai yra muzika, todėl aš mielai tai darau ir džiugiai tai darau giesmėmis, bet tikrai tai nėra vienintelis būdas. O kokie dar būdai yra gyvenime šlovinti Dievą? Kokie, tarkim, tavo gyvenime, kaip tu dar, manai, kad tai ir Dievo šlovinimas tavo gyvenime? Neapsiribojant tik tai muzika ir giesmėmis. Tai yra kasdienybė, tai yra kiekvienos kasdienybės, kiekvienos dienos iššūkis, kur aš dažnoj situacijoje turiu pasirinkimą. Ar padaryti kažką savo jėgomis, ar pasikliauti Dievu. Ar tuomet, kai kažką padarau, kažkas įvyksta mano gyvenime, aš sakau, o kaip gerai aš čia padariau. Ar aš sakau, ačiū tau Viešpatie, nes iš tavo malonės tai atsitiko. Tarkim, pasirinkimai gyvenime. Jie kartais yra kažkokie nedideli, o kartais tikrai iššūkis didelis yra daryti kažkokį pasirinkimą. Vėlgi, kuom aš remiuosi. Ar aš bijau kažką prarasti, ar aš bijau padaryti klaidą, ar aš pasitikiu Viešpačiu, pasikliauju juo ir jeigu taip, visa šlovė jam už tos pasirinkimus, kuriuos su jo jėga, su jo stiprybė, su jo pašaukimu, patepimu padarau, atiduodu šlovę jam už tai. Tai tiesiog yra kasdienybė, Dievo pažinimas. Taip, iš tiesų, aš manau, kad mes šloviname Dievą iš tiesų, kasdienybėje, kaip ir tu sakai, pasitikėdami juo ir netgi kartais, kai mums atrodo, kad tam tikri pasirinkimai mus baugina ir mums atrodo, kad tai gresia kažkuo baisiu ar mes nežinom, tarkim, ta nežinomybė, ar ne, dažnai būnanti už tų apsisprendimų mūsų, bet kai mes pasikliaujame Dievu, tai... Pasitikėjimas Dievu. Turbūt jam to labiausiai reikia ir kai mes renkamės į jį, tai ir yra jo pašlovinimas. Bent jau aš taip suprantu. Galbūt tai nėra absoliutus visiškai teisingas supratimas, bet tiesiog aš taip manau. Taip, aš taip pritariu tikrai tau šioje vietoje. Ir aš norėčiau paklausti apie pačio šlovinimo svarbą bažnyčioje. Kuogi svarbus yra šlovinimas bažnyčioje ir kam reikalingas šis tarnavimas? Kodėl jis yra būtinas bažnyčioje? Na taip, kalbant apie šlovintojo pašaukimą, mes kaip ir visi esam pašaukti šlovinti ir garbinti visų savo gyvenimu. Tačiau yra ta dalis, iš tiesų, jau ir Senajam testamente buvo atskirti levitai nuo kitų giminių Izraelio, nuo kitų šeimų, kad tarnautų Dievui meistriškai grodami ir giedodami. Tai tarsi kažkoks atskirtas nuo kitų klanas, galim pasakyti, ne klanas, bet su atskiru pašaukimu. Ir nepaslaptis tikrai, kad muzika kaip tokia, jinai tikrai veikia žmogų ir jinai gali būti panaudota tiek Dievo, tiek kitų dvasių, tai irgi nepaslaptis. Bet Dievas atskyrė tos žmonės, kad jie meistriškai grodami aukštintų Viešpatį.
Kažkas panašaus yra ir Naujojo testamento bažnyčioje, kai žmonės, tam tikri žmonės turim pašaukimą, būtent muziką, kaip ta dovana suteikta Dievo, aukštinti ir šlovinti Dievą. Aš manau, kad ta dovana įgalina tiesiog kitus žmonės raginti, kitus žmonės nukreipti, kitus žmonės vesti. Mes tarsi darom tai drauge, bet yra tie, kurie veda. O tų garbinimo ir šlovinimo tikslų iš tikrųjų yra keletas. Labai gražiai jos išdėsto Bob Sorge savo knygoje, kalbant apie garbinimą, kuri yra tapus tokiu kaip mūsų šlovintojų vadovėlių, kaip aš sakau, privaloma knyga kiekvienam, kuris ateina tarnauti šitoj srity. Jis labai gražiai išskiria giesmes, muzika nukreipta į žmonės, muzika nukreipta į Dievą. Ir tai tarnauja irgi skirtingais būdais, bet ta muzika, giesmės, žodžiai pasitarnauja žmonėms. Ji padeda juos suvienyti, padeda susijungti mums mintimis, nukreipti jas į Dievą, eiti prie jo sosto, tikrai iškelt savo balsus, šlovinant jį, aukštinant jį. Net angliškai yra tas terminas toks high praises, nežinau kaip lietuviškai išversti. Tai yra tiesiog Dievo aukštinimas. Yra ta pusė. Yra kita pusė, kai mes tikrai galim giedoti vienas kitam, kaip ir Paulius ragina vienas kitam kalbėti psalmių žodžiais ir giedoti kartu susirinkę. Tai mes tai ir darom. Ir visada reikalingi žmonės, kurie padeda kitiems tai daryti. Tie vedantieji, galim sakyti. Taip, ir iš tiesų tai labai ypatingai matyti muzika ir ypatingai Dievo įkvėpta muzika, jinai labai iš tiesų liečia širdis, jinai jas minkština, kažkaip ruošia tam paskui sekančiam Dievo žodžiui. Ir asmeniškai man tai apskritai aš per muziką tiesiog, labiau atsiverti Dievui turbūt neįmanoma kaip tik per jo muziką, per garbinimą, per jo šlovinimą, per giesmes. Tai yra tikrai nuostabus instrumentas, nuostabi garbinimo šlovinimo dalis. Kągi, mes padarykime muzikinę pertraukėlę ir po jos mes pratęsime pokalbį su Rita. Likite su mumis. Ir girsim jį, šventą viešpatį. Mes šlovinsim jo šventą vardą, mes šlovinsim jo šventą vardą. Aukštinsim ir girsim jį, šventą viešpatį. Jėzau, tau dėkojam už tai, kad dovanoji daugiau negu galėjom. Pasvajoti, kelkime rankas ir jam dėkokime, šventam jo vardu šlovė. Mes šlovinsim jo šventą vardą, mes šlovinsim jo šventą vardą. Aukštinsim ir girsim jį, šventą viešpatį. Jėzau, tau dėkojam už tai, kad dovanoji daugiau negu galėjom. Pasvajoti, kelkime rankas ir jam dėkokime, šventam jo vardu šlovė. Mes šlovinsim jo šventą vardą, mes šlovinsim jo šventą vardą. Aukštinsim ir girsim jį, šventą viešpatį. Visagalį šlovinkim, Halleluja, visagalį šlovinkim, oh, Halleluja, visagalį šlovinkim, Halleluja, visagalį šlovinkim. Mes šlovinsim jo šventą vardą, mes šlovinsim jo šventą vardą. Aukštinsim ir girsim jį, šventą viešpatį. Mes šlovinsim jo šventą vardą, mes šlovinsim jo šventą
ir girsim mes šlovinsim jo šventą vardą. XFM. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po muzikinės pertraukėlės į studiją ir tęsime pokalbį su Rita apie šlovinimą. Ir Rita, kaip ir minėjo anksčiau, mes buvome šiek tiek nukrypę, dabar kalbėjome apie patį šlovinimą, bet kaip jau buvo minėta, Rita tam tikrų momentų bažnyčioje tapo šlovinimo vadovė, lyderė, ta vedančia visus kitus šlovintojus į priekį, ar ne, taip galima pasakyti. Ir kokios savybės reikalingos tam vadovui, kas gali imtis šios tarnystės, pavadinkime taip, prisimti šias pareigas? Sunku pasakyti, nes aišku, kiekvienas esam tikrai skirtingas ir čia visų pirma didžiulė Dievo malonė. Aš manau, kad Dievas panaudoja tas savybės, kurias žmogus turi, jie sukdo ir augina ir tai yra jo valia. Turbūt visų pirma noras, galvojant apie save, aš galvoju taip, turbūt aš vadovė dėl to, kad man tiesiog rūpi. Rūpi nepalikti šitos srities bažnyčioje apleistos, rūpi, kad tiesiog žmonės augtų Dieve, rūpi, kad muzikinė pusė irgi augtų. Vėlgi tai labai priklauso nuo žmonių, kurie yra bažnyčioje, kurie prisiima tą atsakomybę. Na ir aš manau, tas nevengimas būtent atsakomybės. Ir tai bet kuriuo atveju tai yra tikrai komandinis darbas. Nes aš tikrai labai esu dėkinga už visus, kurie tarnauja mūsų bažnyčioje, kurie yra prisijėmę tas atsakomybės, kurie ateina, repetuoja, gieda, veda, choras, muzikantai, giedotojai. Kiekvienas tikrai atiduoda visą save. Tai yra komanda ir aš labai labai dėkinga Dievui už ją. Na, o man tenka tiesiog tas vaidmuo, kaip čia pasakyti, eismo sureguliavimo. ir gal tiesiog tokio subūrimo. Administravimo. Kažkiek administravimo ir tokio subūrimo, paraginimo, pasidalinimo, kažkokio mintim, kurias Dievas duoda, tikiu man kaip vadoviai, kažkokių krypčių nubrėžimo. Nes iš tiesų tai nuo pat vadovavimo pradžios reikia paminėti, kad aš nevadovavau visus tos 20 metų, nes įsiterpė mano kaip mamos pareigos ir po to kiti darbai, buvo kiti vadovai, buvo kiti žmonės, kurie kiekvienas įnešė savo didžiulį indėlį. Tikrai ir nuo to žmogaus vėlgi priklauso dažnai, kokia sritis pasidaro stipresnė, galbūt tai muzikinėje pusėje. Bet kuriuo atveju nuo pat pradžių mano atėjimo į tarnavimą kaip vadovės turėjau tokį kaip viziją, kaip regėjimą garbinančios bažnyčios. Ir jau tada aš turėjau kažkokius įsivaizdavimus, kas tai yra garbinanti bažnyčia. Bet Dievas vedė mane ir mokino, kad visų pirma tai yra ne tas pats meistriškumas giedojimo, ne grožis pačio skambesio, bet grožis širdies skambesio. Ir kad visų pirma, jeigu mes norim tikrai tinkamai pagarbinti Dievą, kaip ten mes meistriškai begrotume ir giedotume, visų pirma Dievui rūpi širdis, kad mes turim mokytis visas savo gyvenimo sritis atiduoti jam, tai yra tikrasis garbinimas dvasioj ir tiesoj. Tuomet visą tą savo tikėjimą, visą tą širdies atsidavimą mes jau velkame į tą muzikinį drabužį, į tą rūbą, kokia forma jis ten bebūtų, koks stilius ten bebūtų, jau tai nieko nelemia iš tiesų. Taip mes darom viską, kas nuo mūsų priklauso, kokias mes turim pajėgas. Tarkim, kai vadovavo mūsų chorui Edita, tikrai kaip profesionali chorvedėjai išaugino chorą į tikrai nemažą ir nors ir neprofesionalų, bet tikrai gana aukšto lygio kolektyvą, kuris tapo koncertuojančių netgi kolektyvų. Deja, kai jai teko pasitraukti, natūraliai choras irgi kaip ir subirėjo, išsisklaidė. Bet tai yra natūralu. Kai tarnavimui vadovavo stiprus gitaristas Artūras Chalikovas, vėlgi buvo labai stipri instrumentinė pusė. Nesakau, kad nebuvo stipri dvasinė pusė, bet tiesiog ta išraiška. Taip. Tarkim, ji buvo kitokia, negu ji yra dabar.
Šiuo metu mes neturim labai stiprių profesionalių muzikantų, kurių yra buvę mūsų bažnyčių, ačiū Dievui, įskaitant patį amžinatilsį Gintą Abarių ir daugelį kitų. Tai tarkim šiuo metu, kaip neturime mes tokių stiprių profesionalų, bet nemanau, kad tai yra esminis dalykas. Tiesiog tas žmogus su visu savo bagažu, su visu savo išsilavinimu, patirtim, visom savo dovanom, koks jis yra, toks ir ateina tarnauti. Ir nepaisant to, kad šiandien galbūt nėra muzikinė pusė ypatingai stipri, aš manau, kad tai mes nieko neatsiliekam nuo Dievo valios. Tiesiog visų tuo, ką turime, ką galime, kaip mokame, garbindami, giedodami, šlovindami, gyvendami su Dievu. Taip, ir iš tiesų ir Biblijoje rašoma, ar ne, kad yra tam tikras laikas kiekvienam įvykiui po dangumi ir aš tikrai sutinku, kad, matyt, dabar tiesiog yra toks laikas ir, Ir geras, tai yra geras taip, laikas. tai yra geras laikas ir tai yra tokia Dievo valia ir, reikia Neabejoju tiesiog nė kiek. džiaugtis ją. Ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi, Rita, kad tu apsiėmei šią tarnystę globoti dabar, tuo laiku. Ir norėjau dar paklausti, tu minėjai, kad, lyderis yra tas, kuris veda komandą, kuris ją įkvepia, padrasina, paskatina. Ar yra tai buvę, kad pačiai trūko jėgų ir sakei, viskas, nebegaliu daugiau, nebežinau nei kaip eiti, nei kaip vesti, nei kaip paskatinti. Ar buvo tokių momentų? Tų momentų visuomet visų gyvenimuose yra, be abejo taip yra. Vėlgi, aš labai džiaugiuosi, kad nesu viena, kad yra komanda. Ir tai vėlgi yra natūralu. Būna laikas, kai kažkas yra pasilpęs, tai į jo vietą stojasi, kitas prisiema daugiau atsakomybės. Po kiek laiko žiūrėk apsiverčia viskas. Ir tas žmogus sustiprėjęs gali imtis daugiau darbų, daugiau atsakomybių. Ateina laikas tiesiog pailsėti, atsitraukti, kažkaip kitur pabūti tam kitam žmogui. Tai čia yra natūralu. Aš manau, kad mes esam žmonės, mes esam žmogiški ir tai tas nuovargis ateina ir galbūt šiaip aplinkybės kažkokios galbūt pasikeičia ir viskas čia tvarkoj. Man pačiai, taip, yra tekę kartais tiesiog ir daugiau prisijimti tų atsakomybių, kai kiti pasilpę, pavargę. Kitą kartą tiesiog aš jau kai nebespėju, žiūrėk, kažkas kitas stojasi mano vietą ir tai aš tuo labai džiaugiuosi. Viskas kaip ir aš tiesiog priimu tai kaip Dievo valią, kaip natūralų dalyką. O kaip apskritai tu suderinė visas veiklas, nes žinau ir klausytojams taip pat pasidalinsiu, kad pati esi 4 vaikų mama. Tikrai žinau, kad ne vienerius metus teko ir dirbti per 2 darbus, ar ne? Ir dabar turbūt tikriausiai taip 2 darbus dirbi paraleliai. Ir plus tarnystė, ir šeima, motinystė, asmeninis gyvenimas, sutuoktinis. Kaip viską suderini, kaip spėji visur, kur sudalyvauti ir išlaikyti tą tokį balansą. Vėlgi dar nepaminėjau artumas su Dievu, palaikyti tą santykį su juo, ryšį su juo, rasti laiko ir tam, kaip viską suderini. Nesakyčiau, kad viską idealiai suderinu visų pirma. Visų antra, tai vėl, aš kaip ir anksčiau sakiau, tai yra kelias. Tai yra kelias tų paieškų, nes besikeičiant gyvenimo aplinkybėms tenka ieškoti kitų formų, tarkim, to netgi paties bendravimo su Dievu. Jeigu kol aš, tarkim, buvau viena studentė, buvo galbūt daugiau laiko, ką aš galėjau skirti, visiškai atsiskyrus laiko studijoms, rašto arba maldai asmeniniai. Vėliau, kai atsiranda šeima ir vaikai, tenka išmokti kitaip melstis tiesiog. Suprantu, kad nėra vienos formos, kuri yra visada vienoda ir gyva. Tiesiog besikeičiant gyvenimui, keičiantis tos formos, svarbu išlaikyti vis dėlto tą širdies ilgesį, širdies troškimą eiti pas Dievą. Svarbu jį išlaikyti. O kaip tu ateisi, kada tu ateisi, atsiranda vis naujų kažkokių tai formų. Mano gyvenime taip ir vyksta. Taip, šiuo metu gan intensyvus tas gyvenimas yra, darbai, vaikai tiesa jau gerokai užaugę, bet vėlgi nuo to iššūkių nemažėja. Norisi pabūti ir su jais, norisi pabūti ir namuose, ir norisi neapleisti tarnystės, tarnavimo. Tiesiog, tai mano iššūkis, su kuriuo, su Dievo pagalba, atrodo, kad susitvarkau, nors visada norisi, kad būtų daugiau laiko Dievui. Ir iš tiesų šitoje srityje tikriausiai labai svarbu neprarasti to tokio balanso ir nepersistengti, nes pervargimas tikriausiai ir aš manau, kad Dievas tikrai nenori, kad mes
pasikartume, pervargtume per tuos visus darbus, tarnystės, bėgimus, ar ne, ir kartais tiesiog reikia sustoti, viską padėti ir ilsėti. Ar randi laiko savo tokiem tiesiog sustojimam? Tokiais atvejais vis prisimenu savo tėčio pasakymą, kad nepakeičiamų nėra. Buvo laikas, kai aš niekaip nenorėjau to patikėti. Bet vėlgi pats gyvenimas pareguliuoja ir kai keičiasi gyvenimo aplinkybės, supranti, kad tu esi pakeičiamas. Šalia tavęs yra žmogus, kuris irgi yra pateptas, įkvėptas Dievo. Ir tas perdėtas prisiėmimas atsakomybės ir galvojimas, kad tik nuo tavęs viskas priklauso, tai yra neteisingas požiūris, tai yra egoizmas, tai yra nepasitikėjimas. Nes aš mokausi pasitikėti Dievu, kad jeigu aš negaliu šiandien ir man tikrai reikia poilsio, kad aš turiu pasakyti ne, tai tikrai atsiras žmogus, kuris tą laiką prisims tą atsakomybę ir stosis į mano vietą, stosis šalia manęs. Todėl sakau, yra komanda, už kurią aš labai dėkinga Dievui, nes būtent to dėka ir gali išvengti tų pervargimų, persitempimų. Tiesiog reikia išmokti pasakyti ne ir suprasti, kad tu esi reikalingas, sveikas, nepersitempęs su blaiva galva Dievui ir žmonėms. Kągi, ir mes dabar pailsėkime, padarykime trumpą pertraukėlę ir grįšime po jos. Likite su mumis. Apreikštas mūsų.
širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po muzikinės pertraukėlės vėl į studiją ir jeigu tik dabar įsijungėte savo radijo imtuvus, tai pasakysiu, kad mes šiandien šnekame su Rita Brazaitienė, kuri yra Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios šlovinimo tarnavimo vadovė šiuo metu. Ir kalbamės apie šlovinimo tarnavimą. Ir kadangi iš tiesų mūsų pokalbis po truputėlį linksta link pabaigos, aš norėčiau tiesiog paprašyti Ritą, kad tu apibendrintum, kaip pats šlovinimo tarnavimas apskritai rutuliojosi, augo, keitėsi per tuos 20 metų, nepaisant to, kad tu jame, vienu metu galbūt nebuvai tame pačiame, kaip sakant, katilo viduryje, stebėjai iš šono, bet vis tiek visą laiką daugiau mažiau buvai tame. Ir kaip tu minėjai, širdimi visą laiką buvai su šiuo tarnavimu jame. Kaip jisai transformavosi, kaip jisai keitėsi nuo pat pradžių, kaip jis prasidėjo prieš 20 metų ir kaip yra dabar. Prasidėjo netgi anksčiau, aišku, jis prasidėjo kartu su visa bažnyčia gimusia jau prieš 25 į nedaugiau metų. Ta transformacija, aš manau, jinai vyksta kartu su pačia bažnyčia, su bažnyčios mokymu, su žmonėmis, kurie ateina, prisijungia, galbūt atvirkščiai išeina iš tarnavimo. Nuo pačio vadovo, jo galbūt požiūrio, atsidavimo. Viskas taip keičiasi kartu su žmonėmis, keičiasi ir auga kartu su visa bažnyčia. Tai nieko čia tokio labai išskirtinio nepasakyčiau. Kaip ir minėjau, kad, tarkim, jeigu tą muzikinę pusę žiūrint, tai tikrai priklauso nuo tų žmonių, kurie yra. Ar tai bus profesionalūs muzikantai, šiaip tai koks žmogus bebūtų, kokiu instrumentu begrotų, kaip meistriškai begrotų, kaip meistriškai begiedotų, ar prasčiau, ar geriau, Dievas tikrai panaudos širdį, kuri yra atsidavusi. Ir jeigu žmogus tikrai trokšta tobulėti, jis gali lavinti savo muzikinę veiklą, savo muzikinius įgūdžius, bet jeigu jis kreipia dėmesį į tai, kad jis būtų tikrai Dievo garbintojas visą savo širdim, visose savo gyvenimo srityse, tai jis bus tas Dievo tarnas, kurį Dievas tikrai panaudos, kad kitų žmonių širdis būtų paliestos, pakeistos, augtų kartu Dievo artume. Ir aš iš tiesų labai dar noriu pasidžiaugti tais vaisiais, nes, sako, medį pažinsi iš vaisių, kad visgi, per tuos metus tie metai nenuėjo bergždžiai ir kaip tu ir minėjai, šlovinimas augo, šitarnystė augo, plėtėsi, brandino vaisius ir mes galime pasidžiaugti šiais vaisiais šiandien, nes visgi yra išleistas bažnyčios tikėjimo žodis giesmynas, ar ne, kuriame yra labai daug giesmių. Be abejo, neminint jau tų giesmių, kurios nėra įdėtos į tą giesmyną, yra be galo iš tiesų daug kūrinių. Tas palikimas, tas turtas yra labai didelis ir jis labai labai naudojamas šiandien ne tik mūsų bažnyčioje, žinau, kad ir labai daug kitų evangelinių bažnyčių naudojasi šiais vaisiais. Ir ne tik evangelinių. Ir ne tik evangelinių, ačiū Dievui. Ir tikrai tai labai džiugina ir norisi tik pasidžiaugti, kad tas Dievo žodis giesmėmis, jisai plinta, jisai naudojamas, jisai tarnauja šiandien bažnyčiose. Tai tikrai labai džiugu ir be abejo. Ir žinau, kad ten tais senesniais laikais buvo įrašyta ne viena, tuo metu dar kasetė šlovinimo, ar ne, ir paskui kiek vėliau 2009 berods išleistas Maranatos choro kompaktas Dangaus paliesti. Tai vėlgi tikrai yra nuostabiai šiandien pasitarnaujantis Dievo tarnų vaisiai, kurių tas šlovinimas, garbinimas, jisai, aš tikiu, netgi išeina ir už bažnyčių ribų. Tai yra ir pasitarnauja ir kitiems žmonėms. Kągi, mūsų pokalbis linksta visai į pabaigą ir aš dar norėčiau, Rita, paprašyti, kad tu palinkėtum kažką mūsų klausytojams ir padrasintum galbūt tas, kurios turi gražų balsą, turi klausą, bet šiandien dar vis dvejoja, ar prisidėti prie šlovinimo tarnavimo. Palinkėjimas ir būtų augti Dieve, ieškoti jo, nepamiršti, eiti pas jį, kokios gyvenimo aplinkybės bebūtų. Ir labai drąsinčiau tas, kurios ir tuos, kurie jaučia, kad turi tą dovaną. Turi muzikalumo dovaną visų pirma, arba tiesiog moka ir mėgsta groti kažkokiu instrumentu ar giedoti. Nebijoti atnešti tas dovanas Dievo akivaizdon.
Tiesiog atiduoti jam. Ir aišku, tai priklauso nuo bendruomenės, nuo bažnyčios, kaip ten vyksta Dievo garbinimas, bet tikrai raginčiau nebijot prisijungti prie to būrio žmonių. Visų pirma, dėl to, kad ten jūs auksite, ten jūs atrasite dar daugiau Dievo, atrasite didesnės gelmes ir kai Dievas paims tą dovaną, kurią turite atneštą jam, jis tikrai panaudos, pripildys jūsų gyvenimą ir pasitarnaus kitiems. Tikrai drąsinu, tas, kurios gieda, tas, kurios groja, arba nori tai daryti, ateiti su visu tuo pas Viešpatį. O net jeigu ir ne tarnaujant kaip tarnavime, vis tiek visame kame, visose gyvenimo aplinkybėse, visose gyvenimo situacijose, dėkoti Viešpačiui, šlovinti jį, nes mes tikrai esam pašaukti aukštinti jo vardą. Kad jam kiltų šlovė, kad jo vardas būtų išaukštintas, kad jo šlovė pripildytų šitą žemę. Taip kaip Viešpats yra mums pažadėjęs. Būkime to dalimi. Taip, iš tiesų ir aš pritardama Ritai noriu palinkėti mūsų mieloms klausytojoms garbinti ir šlovinti Viešpatį dvasioje ir tiesoje, nes iš tiesų Dievas tokių garbintojų ieško, ar ne? Ir pirmiausia, ieškokime jo karalystės, jo valios savo gyvenime, o toliau visa kita susiklostys taip, kaip jisai nori ir aš tikrai tikiu, kad mes kiekvienas būsime palaiminti ten, kur mes esame ir kame mes esame. Ačiū labai, Rita, kad atvykai šiandien į mūsų laidą, kad pasidalinai savo patirtimi, savo gyvenimo įvykiais ir tikiu, kad ne vieną padrąsinai. Ačiū, kad pakvietėt. O aš dėkoju taip pat ir savo klausytojams, kurios klausė šiandien mūsų laidos ir noriu priminti, kad jeigu jūs norėtumėte paklausti ar parašyti kažkokias savo pastabas, pasiūlymus, jūs galite drąsiai tai padaryti, rašydamos elektroniniu paštu mums i.sirdi@xfm.lt. Mes būtinai atsiliepsime ir atrašysime jums ir linkiu jums ramybės, džiaugsmo, Dievo malonės ir Dievo artumo jūsų kasdienybėje. Būkite palaimintos. Iki kitų susiklausimų.